Taip, toliau svarbus žingsnis ir momentas. Rinksimės šabloną, bet prieš tai atliekame kelis veiksmus. Pirmas, einame į meniu, kalbos, užeiname, kur anglų kalba, ant pieštuko edit redaguoti, nuimkime varnelę ir nepublikuokime kol kas anglų kalbos. Spaudžiame save, išsaugoti. Ta patį atliekame su rusų kalba. Užėjant pieštuko, nuimame publikaciją, spaudžiame išsaugoti. Dabar įdėmiai pabrėžiu, eikime į meniu ir page, puslapiai. Kur yra lietuvių kalba, užeikime ant pagrindinio puslapio, spaudžiame jį. Ir šioje grafoje, kur mine.php, nustatome home, namų, pagrindinis puslapis. Taip turi atrodyti, būtinai spaudžiame ir saugoti. Dar kartą spaudžiame pagrindinį, patikriname informaciją, viskas tvarkoje, grįžtame į meniu, turinį, content, matome, kad išliko tik tai lietuvių kalba. Spaudžiame publikuoti. Toliau einame į meniu, spaudžiame design. Štai priėjome prie mūsų šablonų pasirinkimo. Spaudžiame ieškoti temų šablonų mūsų puslapį. Patekome į puslapį su šablonais, dauguma iš jų yra mokami, labai geros kokybės, juos galėsite peržiūrėti, tai yra svarbu, tiek kompiuteryje, tiek planšetėje, tiek išmaniajame telefone. Patogiai, viskas profesionaliai padaryta. Mokamus šablonus jūs pastudijavę galėsite įsigyti bet kada, be mano pagalbos, užėję peržiūrėti, spaudžiate mėlyną langelį, ant bet kurio šablono jį galėsite pastudijuoti, sakykime, spaudžiame už $35, preview, peržiūrėti, tikrai puikus šablonas, pasikeitus skaidrės, paredagavus informaciją, labai puikus šabloniukas, tiek vokiečių, tiek rusų kalba, kalbos aišku čia neįtakoja. Šiuo atveju nieko nepirksime, einam į nemokamus šablonus. Ilgai neieškosiu, renkuosi, iš pradžių peržiūriu, kaip jis atrodo, manyčiau labai puikus variantas, pasirinkimas. Spaudžiu instaliuoti. Arba galiu išėjus, jeigu nepasirenku kito, šitam langelėje spausti instaliuoti. Free, nemokama, spaudžiam instaliuoti. Štai atsirado mūsų šablonas. Ilgai negalvojus užvedame pelę. Rėmeliai įgauna kitą spalvą, mėlyną šiuo atveju. Spaudžiam install, instaliuoti. Kairėje pusėje matome, kad mūsų šablonas instaliavosi ir tvarkoje spaudžiame tvarkyti kontentą. Štai spaudžiame publikuoti. Galime peržiūrėti, preview. Štai taip atrodys dabar mūsų internetinis puslapis. Tai yra pagrindinis puslapis. Labai svarbu jį gražiai ir patogiai suderinti, ką mes ir darysime. Grįžtame į redagavimą, edit. Spaudžiame publikuoti. Eisime prie redagavimo.